Sveiki visi, mėly žiūrovai, dabar matote tikriausiai tai, ko dar nesate matę. Tai yra mano naujas žaidimas, vadinasi tai jisai Gangster Vegas. Ir žodžiu, kaip matote, dabar pas mane juodas ekranas. Toks juodas, kad nieko nesimato. Tai žodžiu, dabar aš šitą žaidimą biškį jau, gerokai palošęs, biškį pinigų normaliai turiu, čia nenormaliai, čia gana daug. Tai žodžiu, jeigu jūs kažką ir prastai matote, tai aš negaliu garantuoti, kad jūs viską matysite arba matote gerai, nes, žodžiu, pas mane biškį yra problemų su kamera, tai žodžiu, aš dabar biškį pastatys, tu ir vėl nukrito. Tai žodžiu, čia biškį dėl to, kad aš nemoku vairuoti, jūs nepykite. Tas dalykas yra nelabai išvengiamas. Gal jums ir būtų išvengiamas, tai žodžiu, ką norėčiau pasakyti apie šitą žaidimą. Jis yra labai įdomus, čia pirmas dalykas. Antras dalykas yra maždaug tas, kad šitam žaidime yra tikrai daug panašių dalykų į GTA 5, GTA 4 ir panašiai. Grafikos gal pas mane per kamerą neatrodo gerai, bet tarkim iš mano akių, jeigu jūs matytumėt visą vaizdą, tai jūs tikrai sakytumėt, kad pritartumėt, kad čia biškį neblogos grafikos. Tiesą sakant, labai neblogos grafikos, tai žodžiu, ką eiktų į posūkį neįsipažiau. Jo, tai žodžiu, ką aš dabar veikiu, tai važinėjus, šio video tema bus maždaug tokia, kaip aš pulsiu karinę bazę, jeigu jūs žinot, kas tai tokia yra. Aš abejoju, kad jūs tai žinot. Nu tai, bet va tam aš ir rodau šitą video, kad jūs sužinotumėt. Klaustuką matau tokį, kokio jūs gal ir nelabai matėt. Tai žodžiu, aš jau šį kartą nežudysiu. Tai nėra mano video tema. Tai žodžiu, mano video tema, kaip jau sakiau, tai žodžiu, nebekartosiu. Ir dabar aš važiuoju ir nežinau, ką veikti per tą važiavimą. Tai žodžiu, pakalbėsiu kokias nors nesąmonės. Ir jūs dėl to nepykit, nes aš nesąmonių kalbėtojas esu profesionalus. Jo, tai ginklą aš turiu visiškai nemažai. Dėl to aš ir pulsiu karinę bazę, nes aš neturiu kur dėt kulkų ir neturiu kur naudoti šitų galybės ginklų. Tai žodžiu, dabar aš biškį gliaudu tvoreles, matot, nelabai moku vairuoti. Na, jeigu norite pulti kokią nors karinę bazę, tarkim tą, kurią aš dabar puolu, tai geriausia ją pulti su kokiom greitom mašinom, tarkim tokiom kaip Škoda, arba, nu, čia ne Škoda, čia būtų VW5K, žinau kaip ten toliau, arba su kokiu nors mocu. Tarkim, aš dabar su mocu puolu ir man jokių problemų nematau. Mano karinės bazės atakos tikslas yra maždaug toks, kad pasiimti kokį nors karinį helikopterį ar tanką kokį nors. Nu, čia nelabai tankiški tie tankai, bet vis tiek bent jau panašus į tankus. Tai, žodžiu, ką aš dabar veikiu, tai važiuoju. Ir Bibi, avariją padarei, nes tai, žodžiu, nedaryk, pasiroviau aš ant tanko dabar labai stipraus, kuris mane gali susprogdinti iš 2 hitų, jeigu pataikys. Tai, žodžiu, aš dabar važiuoju ir nieko negalvojęs bandau tą tanką apmauti, kad jisai važinėtų į sienas, pradėtų rūkti ir susprogtų. Tai, žodžiu, toks, galima sakyti, yra mano tikslas dabar. Nors aš nemanau, kad tai įmanoma, bet vieną kartą buvau privertęs tą tanką biškį parūkt. Tai, žodžiu, lipu iš moco, gal pasiimsiu kokį, oi, tu bliom. Biškį, matot, man buvo
Tai žodžiu, biški man čia yra ne kažkas. Helikopterį nerandu, nors aš labai tikėjausi jį rasti. Ir kaip matot, man yra maždaug milimetro pločio laifų skalė, tai aš abejoju, kad aš išgyvensiu dar ilgai. Tai maždaug kokias 2 sekundės gal išgyvensiu. Nu, išgyvenau tas 2 sekundės, bėgu toliau ir tuoj tankas mane pamuš ir aš jau nebegyvensiu, nei 2, nei 3 sekundžių. Tai va, aš vis dar bėgu kažkaip ir sakiau, kad neišgyvensiu ilgai. Tai žodžiu, vat ir pirmoji mano mirtis. Tai va, žaidimo esmė čia tokia maždaug, kad čia galima daryti beveik tą patį, ką per GTA, galima vykdyti misijas, kurios yra, tiesą sakant, įdomios pakankamai. Tai aš supratau, kodėl man čia pauzė įsijungia. Tai va, jeigu norite sužinoti, kokia yra tikrai gera mašina pagal mane, arba kuri yra verta pulti tokioms, kuri yra tikrai gera karui, nes jinai yra neperšaunama, tai sakyčiau svatų mašina, kurią aš buvau nusipirkęs, bet jinai man atsibodo. Tai žodžiu, aš dabar važiuoju biškį su lauk iš šitų bentų karinės bazės. Užsidegėm, mes Ghost Rideriai, važiuojam toliau, degam ir važiuojam, degam ir važiuojam, degam ir važiuojam, sprogam. Tai buvo tikrai nereali mirtis, sakyčiau. Tai žodžiu, jeigu jums šitas žaidimas bent kiek patinka, tai laikinkit, subscribinkit, nedislikinkit. Tai žodžiu, komentuokit, jeigu jums patinka komentuoti ir netingit rašyti. Tai žodžiu, biški pastate, gal jums ir nuobodu žiūrėti, kaip aš bėgu, tai aš biški šitą grabą pavoksiu. Nu, netoks jau čia ir grabas, bet va, tokia va mašina, kaip matot, aš priartinau vaizdą. Nu tai va, ir važiuoju toliau. Ai va, jeigu norite tikrai kokio drifto, tokių va dalykų kaip sportas, reisingas ar kažkas tokio, tai jums labiausiai tiktų Porsche, Ferrari ir kažkokios tokios mašinas. Čia jų yra 3 rūšis, tai tikrai įsirinkti galėsite vieną iš jų, nes jos tikrai yra geros, greitos, gražios ir tikrai tinkančios lenktynėm ar kažkam tokiam. Tai žodžiu, dabar žodžiu, aš darau nesąmonės, kaip matot, vairuoti man biškį nesiseka ir žodžiu, tai va, jeigu norite dar kokių linksmybių ir šiaip kokias nesąmonės padaryti, kaip aš dabar, tai žodžiu, galite paprasčiausiai pasiimti kokį automatą ar kažką panašaus ir pradėti tiesiog visus iš eilės deginti arba šaudyti arba kažką tokio daryti su jais. Žodžiu, juos žaloti ar kažką tokio. Galite ir ant bentų surauti, pabėgioti. Man, pavyzdžiui, patinka kartais pabėgioti. Tai žodžiu, jeigu jums vien tik mano kanalas atsibostų jau, nenorėčiau, kad jums atsibostų, tai žodžiu, jeigu jums patinka tokie video kaip mano, tai siūlau jums tokį kanalą, kur filmuoja mano draugas, ten tokius video maždaug kaip aš, tiesiog ten rasite daugiau Minecraft video, Minecraft kokį 20 mano video, tai žodžiu, parašykite paprasčiausiai YouTube paieškoje Silverijus Zubė ir gali būti, kad jūs jį rasite. Pavyzdžiui, man tai jį tiesiog galite parašyti tiesiog Silverijus, čia nėra skirtumo, vis tiek jisai yra Silverijus, tai žodžiu, sumaliau kažkokią nesąmonę. Žodžiu, jeigu jūs tikrai norite va šitą žaidimą pažaisti, tai jūs paprasčiausiai jį atsisiųskite, nes dabar jisai yra nemokamas, kiek žinau.
Nu, gal kai jūs šitą video žiūrit, gal jo iš viso ir nėra. Jeigu jūs jį žiūrit, tarkim, kokiais 2000, nežinau, kelintais, arba 3000 kažkelintais. Tai žodžiu, vat, karoči, sumaliau kažkokią nesąmonę, nu, vat, matėte biškį, kaip aš puoliau karinę bazę, čia nesąmonę kažkokią. Žodžiu, aš keiksiuos, kiek tik galėsiu per šitos video. Tai, žodžiu, gal ir nesikeiksiu, nežinau, kaip šiai. Kartais keiksiuos, kartais ne, šitą žmogelį reikia nušauti, jisai man nepatinka, o kulkų išmeti. Eiktų ir partrenkė kažkoks lochas, o aš taip nuskridau, kad net stulpą iškaliau. Gražu tiesiog, žiauriai gražu. Jo, tai žodžiu, kaip matėte iš pradžių, kai aš sakiau, kad eina kažkoks klaustukas, kurio aš nežudysiu, tai vat, aš galiu pasakyti, kodėl aš jo nežudžiu ir kodėl yra prasmė visai jį žudyti, nes jeigu jūs jį nužudysite, jisai gali jums išmesti įvairiausių dalykų, nebūtinai kulkų, nebūtinai pinigų, o kažkokį ginklą, kažkokią dėžę, tokią dėžę, nemoku paaiškinti kokią, gal per kitus epizodus pamatysite, tai žodžiu, va tokių dėžių, tai kad tokias dėžės atrakinti reikia raktą turėti. Aš nežinau, ką man šitas senis davė, o atmentu ką tik užsiroviau. Tai galite padaryti ir jūs, tai yra visiškai lengva, o dar lengviau tai yra pavogti jų mašiną ir nuo jų pabėgti. Jeigu yra viena žvaigždutė, arba dar lengviau yra ateiti. Dar lengviau yra ateiti ir pasiduoti jiems, kaip daro vienas toksai žmogus, apie kurį aš nenoriu pasakoti, nenorėdamas jo įžeisti, tai žodžiu, gal šitą aš epizodą jau ir pradėsiu baigti, tai kaip jau sakiau, laikinkit, subscribinkit ir, žodžiu, elkite su šituo video gerai ir prašyčiau nedislaikinti, tai iki kito epizodo. Ir video per dieną tikrai bus ne mažiau kaip vienas, ar nebent aš visiškai neturėsiu galimybės, tai žodžiu, šitą epizodą aš baigsiu nuskandindama šitą gražią policijos mašiną, nes jinai man visiškai nepatinka. Gal kai aš ją nuskandinsiu, aš šitą epizodą garantuotai baigsiu, tai žodžiu, per visas tvorikės, per viską. Šitas sienas numušti negaliu. Tai važiuoju ir drąsiai ją nuskandinsiu. Štai taip aš atsikratau policijos ir panašių dalykų. Tai žodžiu, kadangi aš jau važiuoju į vandenį, tik kažkodėl aš biškį čia įstrigau važiuodamas, tai gal aš geriau išlipsiu iš šitos mašinos, paimsiu ją, sušaudysiu ir viskas. Ir video baigs. Nu, tai maždaug video baigsis. Jūs iš pradžių pasižiūrėkite, kaip šis video baigsis, nes šis video yra tikrai žiauriai fantastiškai įdomus. Nu, gal ne video, gal žaidimas šitas įdomus, aš ne taip pasakiau tiesiog. Ir, žodžiu, štai mane nušovė ir aš sakau iki kitų video. Nors ir per šitą video jūs nematėte mano ekraną viršaus, bet svarbu, kad matėte mano žmogeliuką ir panašiai. Tai iki.